Jūs sveikina S+ skaitmeninė televizija. Norėdami suderinti skaitmeninės televizijos imtuvą Minta, vykdykite instrukciją. Pirmas žingsnis – senų nustatymų ištrynimas. Spauskite meniu mygtuką. Valdymo pulto mygtukais pažymėtais rodiklėmis į šonus pasirinkite instaliaciją. Mygtukais pažymėtais rodiklėmis aukštyn žemyn pasirinkite punktą Sistemos perkrovimas ir spauskite OK. Pasirinkite Atstatyti į gamyklinę būklę ir spauskite OK. Jei slaptažodis nėra keistas, įveskite 0000. Atsiradus lenteliai, ar jūs norite atstatyti visus nustatymus į gamyklinius parametrus, pasirinkite taip ir spauskite OK. Antras žingsnis. Po trumpos pertraukėlės imtuvas automatiškai persikraus ir pereis į imtuvo kalbos pasirinkimo meniu. Pasirinkite norimą kalbą ir spauskite OK. Dabar pasirinkite laiko zoną GMT + 2:00 ir spauskite OK. Lentelėje žiemos vasaros laikas pasirinkite UK Europa ir spauskite OK. Punkte paieškos režimas pasirinkite funkciją rankinis. Dabar pasirinkite punktą dažnis ir surinkite 1220 dažnį Šiauliuose arba 3860 Radviliškyje ir spauskite OK. Pasirinkite punktą simbolių perdavimo sparta, surinkite 6875 ir spauskite OK. Dabar pasirinkite punktą QAM režimas, pasirinkite funkciją QAM 64. Pasirinkite punktą paieškos tipas ir pasirinkite funkciją visi kanalai. Dabar spauskite punktą tinklo paieška, pasirinkite įjungti. Po to pasirinkite punktą pradėti paiešką ir spauskite OK. Pasibaigus kanalų paieškai pasirodys lentelė Palydovo paieška. Spauskite OK. Kai kurių modelių televizoriuose reikalingas papildomas nustatymas. Spauskite meniu. Pasirinkite punktą Sistemos nustatymai. Pasirinkite punktą AV išvesties nustatymai ir spauskite OK. Dabar pasirinkite punktą Video išvesties režimas. Pasirinkite RGB arba CVBS ir spauskite OK. Spauskite meniu ir dar kartą meniu. Štai ir viskas. Gerų įspūdžių linkime su S+ skaitmeninė televizija.